Tai labą dieną, tikrai labai smagu čia būti, ypač apsuptai tos gražios tekstilės. Ir iš tiesų džiaugiuosi ir dėl to, kad į savo pranešimą, į skaidres neįtraukiau pačios etnografinės tekstilės pavyzdžių, nes tikėjausi, kad jūs arba juos žinote, arba gal net ir turite dar savo aplinkoje, o tuo labiau dabar yra gerai, kad jinai mus supa, tai bus labai toksai gražus savaiminis ryšys, kad jinai čia yra gyvai ir mes keliausime jau prie menininkų darbų, kuriuose kažkaip tai jinai apčiuopama vėl, bet jau visiškai naujomis raiškos formomis. Taigi, ir savo pranešimą, matot, pradedu su tokia skaidre, kur tos tekstilės net atrodytų ir nėra, nes šis kūrinys yra sukurtas iš daug mažų veidrodėlių ir iš tiesų atspindi savyje kitus kūrinius, kurie buvo eksponuoti toje parodoje, bet, kaip matome, taip lyg ir ant grindų tokie atšvaitai mena tam tikrą mums atpažįstamą etnografinį eglutės raštą, tai su tokia vat intencija aš keliausiu ir toliau, bandydama pradžioje jūs įvesti galbūt į tokį istorinį laikotarpį ir paaiškinti, kaip atsirado iš vis ta meninė tekstilė ir kas jinai yra, nes turbūt aš pati pagalvojau toksai terminas keistokas ir gal ne visiems žinomas meninė tekstilė, tai kas čia jinai yra. Bet mes jį iš tiesų vartojame, mes tai aš turėjau omeny profesionalus tekstilės menininkai, dėl to, kad iš tiesų tekstilė dengia tokias dvi svarbes, sakykime, kryptis ir šiek tiek išsiskiriančias tarpusavyje, tai netgi, sakykime, mūsų programa, Vilniaus dailės akademijoje irgi turi tokį dvigubą terminą tekstilės menas ir dizainas. Šiai dienai mes atskiriam funkcionalius dalykus, iš tikrųjų, kurie lygiai taip pat kuriami profesionalių menininkų, dailininkų, nuo tokių kūrinių, kurie iš tikrųjų daugiau galbūt dirba su turiniu ir koncepcija, su mintimi ir nepretenduoja į kažkokius funkcinius dalykus ir mes juos dažniausiai sutinkame parodų erdvėse. Tai aš trumpai pabandysiu dabar jūs nukelti net į tarpukario laikotarpį ir papasakosiu iš tikrųjų, kaip tokia, kokią šiandien mes turim Lietuvoje, meninė tekstilė apskritai atsirado, nes istorija kaip dailės šakos yra labai, sakyčiau, trumpa palyginus, turint omeny, kad mes kalbam apie tokią tekstilę, kurią kūrė jau nuo pradžios iki galo vienas žmogus. Taip, mes turim tradiciją, kai buvo audžiami gobelenai ir LDK laikotarpiu, bet tuometgi piešinius atlikdavo piešėjai arba tapytojai, o buvo atskiri amatininkai ar manufaktūros, kuriuose buvo atausti tie gobelenai. Aš noriu jūs įvesti į tą laikotarpį, kuomet atsirado pirmoji tokia profesionali, kaip mes vadinam, tekstilė, kurią darė nuo pradžios iki galo vienas žmogus. Tai yra praktiškai pirmtakas tokios tekstilės Antanas Tamošaitis, kartu su savo žmona, jie buvo pirmiausia tai kolekcionieriai ir turi gausų rinkinį pačios etnografinės tekstilės, bet būtent jie pirmi pradėjo ją interpretuoti. Ir štai mes čia turim tuos pirmuosius pavyzdžius, kai jau kuriami buvo kilimai ir kurie buvo iš tikrųjų įvertinti pasaulinėse parodose. Tai čia buvo paroda ir Paryžiuje 1937 metais, vėliau Niujorke, Berlyne. Tai, žodžiu, buvo pirmieji žmonės, kurie apskritai pradėjo ir garsinti Lietuvą su profesionalios tekstilės kūriniais. Taip galima būtų įvardinti. Ir kas yra iš tikrųjų įdomu, ką mes matom, kad iš tikrųjų taip gan moderniai ir drąsiai čia buvo tie ornamentai perkurti, išsklaidyti. Mes turime ir dabar, sakykime, taip sąlyginai tęsėjų, kurie interpretuoja tuos pačius turbūt čia kaišytinių prijuosčių iš tikrųjų raštus ir būtent kuria ar kilimus, ar
kažkokį tai, na, vadinkim taip, šiuolaikinį tekstilės dizainą. Prie jo aš liksiu labai neilgai, tiesiog parodau keletą pavyzdžių, kad yra kūrėjų, kurie išvystę yra turbūt, kaip sakant, tą mūsų etnografinės tekstilės palikimą iki kažkokio labai aiškaus produkto. Ir aišku, čia atsiranda ir drabužis tame tarpe, ne, bet mano tikslas iš tikrųjų labiau bus pasakoti apie tą tekstilę, kuri suartėja su šiuolaikiniu menu. Tai reiškia, kuri labiau aptinkama yra vizualaus meno parodose ir ne tiek yra susijusi su funkcija. Bet iš tiesų yra įdomu, ne, kad iki šiol, na, šiuo atveju net jeigu Ingos Skripkos kūrybą žvelgiant, tai yra ir patys tikri audiniai perkuriami, bet su tokia atida, nes iš tiesų jinai pati iš močiutės kolekcijos pradėjo kurti, brangindama tą, kaip sakant, audinį, bet lygiai taip pat pas ją kreipėsi žmonės, pavyzdžiui, užsakydami savo artimųjų lovatėses ar kitus austinius gaminius paversti šiuolaikiškai drabužiu ar kokiu aksesuaru. Ir tikrai yra gražus pavyzdys, kad kūrėja gerbia tą žmogų, kuris sukūrė audinį. Jis niekad neslėpia ir jeigu gali, tai visą laiką pamini net pavardę žmogaus. Dabar net sudaro tokį, bando išleisti knygą, katalogą, kuriame būtų matyti tą dvigubą autorystę, nes visgi autorystė taip pat yra ir to žmogaus, kuris tą audinį nuaudė. Tai va, tai su dizainu aš lieku tik tai tokioj apimti, aišku, mes čia galėtumėm kalbėti ir turbūt daug kas žino, kad ir jau net turbūt labai vienas iš garsiausių Juozas Statkevičius dizainerių buvo sukūręs 2017 metais didžiulę kolekciją. Tai čia yra tiesiog per platu, turbūt šiai dienai viską apimti, bet keliauju toliau ir norėčiau sustoti prie 3 garsių tokių žmonių, kurie įtakojo būtent tekstilės meno mokyklą, nes jie ir, na, sakykime, pirmieji dėstytojai jos buvo. Ir nuo jų priklausė, kad mes Lietuvoje turim tekstilės meną, kuris šiai dienai, aišku, jau postmodernizmo epochoje įsilieja į tą vadinamą šiuolaikinį meną pačių kūrėjų pasirinkimu, ne, kurie iš tiesų nori kažkaip tai matyti savo kūrybą platesniam kontekste ir žinoma naudoja įvairias išraiškos priemonės, kurios, na, nesiremia vien tik tai galbūt tradicinę technologiją ar, sakykime, pluoštais. Tai kaip ir matot, vėlgi yra ir Anastazija, ir Antanas Tamošaičiai, ir kaip minėjau, jie iš tikrųjų buvo ir vieninteliai profesionalios tekstilės kūrėjai tarpukario Lietuvoje ir be abejo pradėjo ir dėstyti šitus dalykus. Tai iš esmės pradžia pati mokyklos yra 1940 metais Kaune, po Kauno meno mokyklos stogu atsirado tokia, na, sakykime, kaip ir studija ir tokia dekoratyvinės dailės disciplina, iš tikrųjų, kurioje, na, buvo pradėti dėstyti, galima sakyti, kilimų, audinių ir net grindinio plytelių ornamento projektavimo dalykai. Tikrai tokie susiję labiau su taikomąja daile. Bet vėliau įsitraukė į tekstilės dėstymą ir Viktoras Petravičius. Jisai buvo pats grafikas ir labai svarbu, bet ir Liudas Truikys buvo scenografas, turbūt irgi žinot, kad šitie žmonės į tą tekstilę pažiūrėjo, aišku, iš savo perspektyvos visai kitaip ir jų dėstymo metodika suartino iš tikrųjų su vizualiuoju menu. Tai reiškia, kad atsirado ir figūrinės kompozicijos tuose sprendiniuose, įvairūs traktavimas jų ir netgi rytų kilimų principų, ypač Truikys, kadangi buvo labai aistringas kolekcionierius kilimų, tai jo dėka čia atsirado tie komponavimo principai. Tai irgi, kad labai neišsiplėsti, noriu užbaigti
pristatymą būtent Viktoro Petravičiaus fraze, kuri, man atrodo, labai tikslingai apibūdina ir trumpai, kad jo prioritetas dėstant buvo išreikštas taip: pirmiausia dailininkai, o po to tekstilininkai. Tai, man atrodo, tai labai daug ką pasako ir tai nutiesia tam tikrą prasme tokį kelią į ateitį ir kokią mes turim dabar mokymo programą iki šiol ir kokią mes turim tekstilės meno situaciją ne tik Lietuvoje, bet ir apskritai pasaulyje. Nes tikrai, kiek man tenka pačiai kaip praktikai keliauti ir dalyvauti tekstilės meno parodose, tai tikrai ne visos šalis turi su vizualaus meno kontekstu suartėjusią tekstilės meno tokią dailės raišką. Daug šalių turi tiesiog tekstilės dizainą ir dažniausiai tarptautinėse parodose, kaip taisyklė, mes susitinkam iš tik tam tikrų šalių kūrėjais, kurie irgi turi panašią kažkokią dėstymo, mokymo tradiciją. Tai čia ir Japonija, ir Anglija, ir šiaurės kai kurios šalis, bet tikrai Prancūzija tame tarpe, bet tikrai ne iš visų pasaulio šalių atrandam kolegas būtent parodose. Norėčiau pasakyti, kad pasibaigus karui buvo pervardytas Taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutas ir perkeltas į Vilnių. Ir mes turėjom dailės institutą jau. Na ir pirmasis jaunas, tik pabaigęs kūrėjas Juozas Balčikonis pradėjo vadovauti šitai katedrai. Iššūkiai, kaip matot, buvo tokie, kaip ir visoj dailiai, tai socrealizmo aplinka ir buvo pasirinkimas dvejopas iš tikrųjų, arba vaizduoti iškilius to meto veikėjus, arba iš tikrųjų vadovautis liaudies meno principais. Įdomu tai, kad būtent tas suartėjimas su etnokultūra ir etnografinė tekstilė irgi atsitiko nuo pat pradžių. Tiesiog buvo tam tikras laikmetis, kuris, leido kūrėjams, sakykime, pabėgti nuo tų labai primestų, sakykime, tokių vaizdavimo principų. Ir čia mes matom būtent tuos pirmuosius kilimus, kurie jau buvo skirti ne patiesti ant grindų, bet kaip vaizduojamosios dailės kūriniai. Aišku, jie buvo atlikti ir rištinė technika, ir kiekvienas kūrėjas sprendė savo kažkokią ten tą kompoziciją, bet matom, kad vienaip ar kitaip tas liaudies menas čia ryškią įtaką turi. Na ir keliaujant toliau, matom, kad irgi buvo įvairių tokių įdomių variantų, kai suartėjo ir viena ir kita, reiškia, liaudies menas kažkaip tai turėjo ir su tom primestom temom susidraugauti. Tai mes matom, kad ir Žydėk tarybų Lietuva tokia atsirado ir viskas taip optimistiška ir gražu, ir viskas statoma lyg nauja statyba, vėlgi Zenono Varnausko kūrinio pavadinimas. Bet vėlgi noriu pabrėžti, kad buvo tikrai sunkus labai laikotarpis pokaris ir tam 50-metyje teko visiems tiems, kurie pirmi ir buvo paruošti garsus profesionalūs tekstilininkai, tai tiek Zenonas Varnauskas, Juozas Balčikonis, Adolfina Narbutaitė, Marija Straigytė Žuklienė, Marija Dudienė, Marija Švažienė, Vladas Daujotas. Žodžiu, visi šitie žmonės kažkaip turėjo išlikti savimi, bet ir taikytis prie esamų aplinkybių. Ir aišku, galima pasakyti ir tai, kad pati programa turėjo tam tikrą spaudimą, nes, sakykime, Tarybų Sąjungos iš Maskvos matymų iš tikrųjų, kaip ir tie dailininkai gal atrodė, kad neturi būti reikalingi. Tai vienintelis įrodymas, kad neuždarytų šitos programos, buvo
kad mūsų fabrikams reikia dailininkų. Tuo metu labai plėtėsi tekstilės pramonė ir turbūt mažai kam matyta būtų skaidrė, kad Ramutė Jasudytė, kuri žinoma nuostabių gobelenų autorė, vėliau mes dar pamatysim, pavyzdžiui, kūrė raštus audėjo fabrike. Bet čia irgi tiesiog buvo tokia situacija, kad baigus tais laikais tekstilės programą buvo, kaip šiais laikais atrodytų gal ir visai neblogai gauti paskyrimą ir iš karto darbo vietą, bet tais laikais tai tiesiog buvo privaloma, sakykime, atidirbti tam tikram tekstilės fabrike. Tai kiek teko, reiškia, girdėti pačios Ramutės pasidalinimų, nepatiko jai tas darbas tam fabrike, bet tiesiog reikėjo tam tikrą laiką jame atbūti. Ir štai mes turim iš Dailininkų sąjungos archyvo tokius visai dabar, sakyčiau, gražius gobelenų raštus, kuriuos jinai sukūrė. Na ir toliau einant, matom, kad visi to meto dailininkai, mūsų gerbiamas amžinatilsį profesorius Vladas Daujotas, jisai mane dar mokė, tai irgi turiu tokį asmeninį santykį ir prisiminimą, kūrė tokiom dviem kryptim, kaip aš ir sakiau, tekstilės menas ir dizainas buvo visai šalia ir tam tikrą prasme matom, kad menininkams gal ir buvo tam tikra galimybė turėti užsakymų. Portiera Neringos restoranui, matom, buvo iš tikrųjų tam interjerui specialiai sukurta ir įgyvendinta. Tai ta situacija mus lygi ir iki šiol. Tekstilės menininkai yra pakankamai universalūs. Na ir baigiant apie pokarį, aš ateinu į tokį vadinamą jau lyg ir lengvesnį laikotarpį 70-metį. Tai tam jau atitirpus tokiam pokario ledynmečiu, kai buvo tikrai labai sunku, vyko tam tikras atsinaujinimas. Čia mes vis dar matom tikrai daug tokios liaudies meno interpretacijos, bet kas įdomu, kad atsirado jau žymiai daugiau technologijų. Ir čia jau aš pradedu judėti į tai, kaip ta tekstilė plečiasi raiškos būdais ir priartės prie visiškai to šiuolaikinio meno įvairiausių raiškų. Tai matom, kad čia yra rijų technika panaudota, toks specialus kitoks audimo būdas, tada atsiranda batika, vėlgi tradiciškai jinai pirmąją batiką pradėjo Juozas Balčikonis iš tikrųjų naudoti savo kūryboje, taip pat pradėjo, kadangi buvo tuo metu katedros vedėjas, mokyti studentus ir jinai iš tikrųjų įgijo tam tikrą tokį populiarumą. Ir jeigu kalbėti apie 70-mečio irgi tokį aplinką, sakykime, ir netgi devizą, sakykime, kurį turėjo menininkai, tai jis skambėjo taip: grožis 10-100 tūkstančių. Reiškia, tai prasidėjo ta era, kai dailininkas iš tikrųjų visuomeniai tapo labai reikalingas žmogus. Ta prasme, kad turėjo labai tokią ambiciją sovietmečių, kad visuomeniniai pastatai būtų pilni dekoratyvinių dailės kūrinių. Tai aišku, tekstiliai tai buvo, sakykime, aukso laikotarpis, dėl to, kad čia mes matom, kad ir gobelenas pradėjo savo tokią erą, kad tikrai menininkai galėjo sau leisti jį kurti metus ir du, dėl to, kad buvo daug užsakymų ir buvo gerai apmokamas darbas. Tai tarp kitko šita batika Juozo Balčikonio irgi yra labai didžiulė, čia aišku skaidriai sunku suprasti, bet tai yra tikrai jau virš 2 metrų ant 3 metrų kūrinys,
net sunku suvokti, kaip batikos technologiją reikėjo įvaldyti, padaryti, nes mes žinom, kad tai yra dengiama karštų vašku ir iš tikrųjų, jisai užstingsta tam tikrų momentų. Tai čia irgi jau jisai buvo virtuozas, galima sakyti, šitos technologijos. Na ir vėlgi aš bėgu toliau truputėlį, kad ilgai neužsilikti toj istorijoje, matom, kad atsiranda tikrai gobeleno įvairaus ir aišku, vėlgi paminėsiu, kad vyravo vėl etnografinė tema, liaudies šventės ir žaidimai, užgavėnių personažai, liaudies dainų motyvai, kaip prieš tai matėm. Tai iš tiesų ta meninė tekstilė, įtakojant tų visuomeninių paskirties pastatų užsakymų, pasuko iš tokios utilitarios, taikomosios krypties į tokį monumentalios dekoratyvinės dailės kelią. Ir čia mes matom iš tikrųjų, kad galbūt žingsnis po žingsnio atsirado ir tos įvairesnės temos, ir jau ta forma sąlygiškai traktuota, ir tokia individualesnė. Aišku, visko buvo, įdėjau, kadangi truputėlį apie optinį meną mes čia kalbam ir tokį Kalpokaitės Vogelienės darbą, kuris tam tikrą prasme atspindi tą optimistinį žmogaus sovietmečių tą tokią nuotaiką, bet visgi jau traktuoti jinai sudėtingėja ir darosi vis įdomesnė. Na ir tikrai vėliau buvo atsisakyta primityvaus tokio liaudies tradicijų panaudojimo kaip citatos ir nuo formos pereita prie tokio mažiau tiesmuko nacionalinio turinio. Tai kaip ir minėjau, ta pati Ramutė Jėzulytė ir vienas iš ciklo darbų Sesulės, tai irgi labai labai jautrus ciklas, gobelenai išausti yra vien iš natūralių spalvų vilnos, tai tikrai labai romantiška ir labiau net susiję su tokiais vidiniais žmogaus išgyvenimais ir atsigręžimų į istoriją. Na ir matom vis toliau ir toliau, jau 90-metis, tai vėlgi jau čia ir suartėjimas ir su gamta, tam tikri vidiniai išgyvenimai, tai temos individualėja ir net galima sakyti, kad atsiranda tam tikra prasme ir dėmesys tikėjimo klausimams arba filosofavimo, būties klausimų ribose, kas aišku prieš tai buvo tiesiog nudraustinos temos. Ir reikia paminėti, ką tai reiškia draustinos. Tai reiškia, kad tokie menininkai, kurie vaizduodavo kažką, ko negalima, sakykime, pagal to meto ideologiją, tai tiesiog negaudavo parodinių erdvių. Tai čia buvo ir Kazė Ziemlytė, ir daugiau tokių vadinamų nonkonformistų. Arba tiesiog jie neturėdavo net ir galimybės dažų nusipirkti. Tai tos sankcijos iš tikrųjų buvo labai tokios stiprios ir kompromisų turėjo ieškoti menininkai. Buvo tikrai pakankamai sudėtinga. Ir ateinu aš į atkurtos nepriklausomybės laikotarpį, matom, kad tekstilės raiška įgavo atgarsį kaip konceptualaus meno idėjų sklaida. Ir čia jau yra suartėjimas ir su skulptūra, ir su kompiuteriniu kažkokiu menu. Ir tekstilininkai pradeda kurti, kaip matot, net ne iš tekstilinių priemonių. Yra Eglės Gandos Bogdanienės darbas Kavos staltiesė, kuri yra sukurta iš tikrųjų iš kavos tirščių. Čia mes nerasim nei siūlo galo, kaip aš sakau. Tai iš tiesų, kai kurie menininkai, kaip kad Lina Jonikė, sakykime, derino fotografiją su tekstilė, siuvinėdama ant viršaus tokią plastiko plėvelę. Tai jų tų pasirinkimų, matysit, dabar bus labai įvairių, bet kas man atrodo yra svarbu,
Ir čia aš norėčiau irgi paakcentuoti, kad vėlgi, nors ir sušiuolaikėjo pati raiška, niekada nepaliko tekstilės menininkai pačios tekstilės kaip temos. Ir čia vat irgi yra, matot, tekstilė ir aš, kūrinio net pavadinimas, kad visą laiką buvo įdomu šiuolaikiniams kūrėjams iki šiol atrasti savo santykį su pačia tekstilė, su pačios tekstilės technologija, tokį asmeninį santykį su amatu, ką mes vėlgi matom čia aplinkui. Ir mano dabar jau šiuolaikinių kūrėjų parinkti kūriniai visi vienaip ar kitaip atspindės iš tikrųjų, kaip jie mato ir interpretuoja etnografinę tekstilę. Ir aš dabar keliausiu iš tikrųjų suskirstydama lyg ir tuos menininkus sąlyginai į tai, į ką jie sureagavo. Tarp jų atsiras ir ne tekstilės kūrėjų, šiuolaikinių menininkų, bet kurie pasitelkė tekstilinę raišką tam tikrą prasme, kad atkurti arba tekstilinę raišką, arba tekstilinius etnografinės tekstilės objektus. Tai vienas iš kūrėjų, tai yra šių metų nacionalinės premijos laureatė Eglė Rakauskaitė. Ir kaip jūs matot, tikrai praeitų metų kūrinys, toks performatyvus kūrinys, replikuojantis jos pačios anksčiau sukurtą performansą Be kaltės kaltiems, Pinklės išvarymas iš rojaus. Tik tuomet tos merginos buvo neaprengtos tautiniais rūbais, o baltais drabužiais ir susipynę kasomis. Dabar tos kasos tapo, taip nuskambės gal keistai, kapinių gėlėmis, kaip jinai įvardino. Merginų kasos iš kapinių gėlių, vilnoniai paltai ir šilko suknelės iš plastiko. Tai iš tikrųjų tokia savotiška technologija yra, kad mažais orokalo kvadratėliais išklijuota lyg pikseliais yra ta audimo struktūra, bet visi drabužiai yra paimti iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus fondų saugomų visų regionų, Aukštaitijos, Dzūkijos, ir taip toliau, ir jie yra autentiški. Tai vat irgi mes galime matyti tokį visiškai naują Rakauskaitės požiūrį į etnografinę tekstilę. Ir aišku, jinai kviečia mus visus pačius susimastyti individualiai apie plastiką, ką jisai mums šiai dienai reiškia. Jinai kalba ir apie tai, kad iš tiesų mes turim problemą ir nematoma tokia problema, kad tas mikroplastikas yra visur turbūt, tik tai galbūt nereglamentuoja dar tirti, kiek jo yra maiste, bet mes žinom, kad tos dalelės, skalbiant sintetinius drabužius, jos atsiskiria ir keliauja į vandenis ir žuvis tada suvalgo, ir turbūt tą žuvį suvalgydami mes suvalgom, kad tikrai ta problema egzistuoja, bet kita vertus jinai sako, kad orokalo plėvelė iš tiesų nebijo drėgmės, neleidžia atsirasti ir plisti pelėsiui, gali lengvai atlaikyti 80 laipsnių Celsijaus temperatūros poveikį ir gamtinėmis sąlygomis nesuyra. Tai jinai kalba ir apie tai, kad jeigu plastiką panaudojus tikslingai, galbūt ir net netinkama kandims. Tai turim omeny, kad jeigu nežinau, labai į ateities perspektyvą žiūrint ir taip kaip jinai kalba, kad galbūt netgi norėtų šitą kostiumą įlieti į epoksidinę dervą, mes galėtumėm, nežinau, kaip į kokį sarkofagą uždaryti ir išsaugoti tą mūsų tradiciją ateities kartom. Tai aišku, čia mums kiekvienam galbūt reikia atsakyti klausimą, ar tikrai tai yra tas pats. Man kažkaip širdis nesutinka su šitu, matant, kaip tie audiniai atrodo iš tikrųjų, kad yra lyg ir tas pats atkartojimas. Taip, galbūt kažkokie tai deriniai, raštai, jie išlieka,
bet turbūt kiekvienas priėjęs prie šitų subtilių aukštų audinių pasakytų, nu, kad nieku gyvų tai nėra tas pats ir kažkaip reiktų stengtis turbūt išsaugoti ir audimo tradiciją, ne tik tai tą vaizdą užfiksuoti tom kitom priemonėm. Bet kuriuo atveju vis tiek mes turim labai įdomų šiuolaikišką kūrinį, kuris tiesiogiai naudoja mūsų tautinį kostiumą, atkartoja, aišku, jau kitomis priemonėmis, bet kalba labai šiuolaikiškai. Na, tai apie Eglę Rakauskaitę tiek. Tada norėčiau vėlgi pereiti prie dar vienos labai garsios menininkės, Linos Jonikės. Kaip ir minėjau, kad jinai naudoja fotografiją ir vieną iš tekstilės technologijų siuvinėjimą. Ir čia mes irgi matom tam tikrą prasme tautinio kostiumo detalę, nuometą. Tai irgi Virginijos Vitkienės žodžiais tariant, yra labai aiškios tapatumo paieškos visoje Linos Jonikės kūryboje. Ir tokia gal kaip atsikartojanti strategija yra sukurti nuogą kūną, dengianti drabužį. Tai čia gali būti ir apsiaustas, ir rankšluostis, ir vystyklas, ir draperija, bet būtent šiai paskaitai aš atrinkau jos tuos kūrinius, kurie tiesiogiai susiję su etnografiniu apdangalu. Čia vat yra dar skaidrė, kur mes matom išdidinta, kaip ta siuvinėjimo technologija atrodo ir iš tiesų labai autentiškai tikrai atkurtas tas etnografinis apdangalas. Tai matom, kad ir pati aplinka, ir tos senovinės fotografijos taip pat mums sukuria tokią labai specifinę nuotaiką ir atrodytų, kad tikrai mes pajaučiam tą dvasią iš kažkur toli, iš tų laikų, kai buvo natūralu turbūt dėvėti tą nuometą. Na ir čia vėlgi aš turiu studentės darbą, bet matyti, kad gali visiškai šiuolaikiškai interpretuoti tą nuometą. Pati studentė dirbo televizijoje, tai labai norėjo ironiškai pavaizduoti, kaip į moterį žiūrima šiai dienai, ir tie visi elementai ant to nuometo tokie yra labai netoli, net sakyčiau, tokios pornografijos, bet tai yra, toks pabrėžimas ir ironija, kad labai daiktiškai žiūrima į moterį, o visgi norisi turbūt net ir čia jau asmeniškai jai pačiai, nes jinai ir pati nusifotografavusi yra, save pridengti ir paslėpti nuo tų žvilgsnių. Tai čia yra vėlgi tokio autorinio siuvinio technologija atliktas kūrinys. Ir štai matom kitą studentės kūrinį, kur matom, kad tikrai labai profesionaliai yra įvaldytas audimas, kas tikrai mus džiugina ir vėlgi yra tas pats noras kažkaip tą audinį paversti mus gaubiantį kūną apdaru. Tai užtat ir susiejau, nors tai nėra visiškai nuometas, bet vis tiek kalbama apie tai, kad savotiškai tu įsikūniji į tą būseną, kai esi saugus. Apie saugumo jausmą iš tikrųjų kalba labai daug studentų šiai dienai. Na ir ateinu prie kito galvos apdangalo objekto skaros. Štai čia mes matom tapytoją, irgi nacionalinės premijos laureatę Eglę Ridikaitę. Tai jos ciklas palikimas labai gražiai pavadintas Babutas skarelas, tokia aukštaitiška tarme, dėl to, kad jinai pati yra kilusi iš Kupiškio. Irgi mes su ja esam kolegės, jinai dėsto tapybą mūsų programoje tekstilės meno ir dizaino katedros studentams. Tai daug pasikalbam tarpusavyje. Taigi, jos skarelės visos pavaizduotos, čia yra net 17 jų šitam cikle, yra autentiškos, galima sakyti, dėl to,
kad yra jos močiutės palikimas ir yra visiškai atliktos, sakykime, to realaus dydžio, kokio buvo. Eglės pačios technologija yra tokia, kad jinai gamina trafaretus, reiškia, padaro tuos ornamentus jau kitų būdų, ant drobės, purškia per tuos trafaretus ir po to dar tą drobę padengia lateksu. Tai tie kūriniai tokie kaip lakštai tampa, bet tam tikrą prasme tas lateksas tokio ir kažkokio gyvumo sukeitė tai tapybai. Taigi matom su labai gražiais pavadinimais, aišku, ne visas aš čia jas įdėjau, bet pagal paskirtį, taip kaip pati močiutė ir vadino, vasarinę, turbūt vasarinę skarelę, taip pat kieman daržan. Ir, aišku, būdavo specialiai, tikrai visi turėdavo drabužius pagrabina, ne? Tai laidotuvių iškilmėms. Ir štai čia matom irgi jau iš Vilnos rudeninę plonytą vilnelą ir nuo ausų. Toks irgi pavadinimas pagal matytų tam tikrą gal skarelės dydį ar dėvėjimo būdą, kaip ją užsirišdavo. Na va, ir nuo tų skarelių aš prieinu prie kitų skarelių. Labai neseniai Artifeks galerijoje turėjom Dovilės Gudačiauskaitės parodą Rožių darželis. Vėlgi tai yra mūsų jauna dėstytoja, baigusi mūsų programą alumnė Dovilė Gudačiauskaitė, kuri, vėlgi, kodėl kartais aš vartoju terminą meninė tekstilė, nes šita kūrėja dirba tiek tekstilės meno, tiek tekstilės dizaino srityje. Ir tai staiga mes atsitinkam tokioj situacijai, kad mes negalim priskirti nei vienam, nei kitam terminui, reikia dar labiau apibendrinančio. Tai meninė tekstilė kūrinti Dovilė Gudačiauskaitė, matot, jau iš pačių skarelių, iš tikrųjų suaukotų, vadinkim taip jai, nes jinai paskelbė, kad renka tas nenaudojamas skareles, jeigu kas nors, pavyzdžiui, turi palikimą, panašiai gal kaip Eglė Ridikaitė ir savo močiutės paveldėta ir nebežino, ką su jom daryti, tai jinai tiesiog jas priglaus ir tokiu būdu perkuria. Bet matot, kad tai yra ir toks dekoratyvinis pano nuleistas, bet lygiai taip pat turim ir tokį labai šiuolaikišką dėvimą objektą ir atrodantį tikrai, na, tiesiog imk ir užsidėk. Tai tas irgi yra labai įdomu, kai jau šiai dienai, čia mes kalbam apie tam tikras tvarumo strategijas, yra perkuriami autentiški esantis objektai iš seniau ir jiems suteikiamas tas vadinamas antras šansas gyventi. Na ir dar vienas tekstilininkės kūrinys, bet nesakyčiau, kad labai tekstilinis, nes pagamintas iš vitrinio popieriaus. Tai irgi turbūt, kol nepamatai iš labai arti, tai to jausmo neturi, bet jisai priėjus arčiau ištinka ir tiesiog veikia labai paradoksaliai. Tai ta menininkė yra sukūrus ne tik tai skarų, yra ir kostiumai, ir seilinukai, tokie labai, čia pasakyti, taktiliškai, net neprisilietus veikiantis darbai. Bet vienas iš jų yra irgi atkartojantis tą seną vilnonę skarą. Ir čia aš darysiu posūkį vėl į skulptūros erdvę, nuo švitrinio popieriaus pereisiu prie medžio dirbinių ir prie skulptoriaus Andriaus Ermino. Irgi kažkada surengtos personalinės parodos raštai. Ir raštai dabar ir bus kodinis žodis kitų menininkų kūryboje. Tai matom, kad net specialių tekstilės mokslų nestudijavęs menininkas, bet kuria objektus konkrečiai įkvėptus iš tradicinių lietuviškų dirbinių, kartais audinių, kartais nėrinių. Ir tam tikrą prasme jisai kuria, na, sakykime, savotiškas imitacijas, pasitelkdamas
visiškai kitas medžiagas. Tai va čia mes matom ir švieslentę, vėlgi tokį objektą su integruota šviesa, kuris atkartoja tam tikrus raštus. Čia matom irgi jau net ir audimo technologija panaudota, bet yra su skirtingom priemonėm. Man labai įdomus pasirodė tas jo prailgintuvas, nes ten matyt, tas laidas yra kažkaip įpintas ir tą objektą tu gali panaudoti tam, kad įjungti kažkokį papildomą, nežinau, galima turbūt ir kompiuterį, ne tik tai lempą, ne elektros prietaisą. Na ir čia mes matom, kad jis kuria vėlgi ir kilimą, ir juostą, bet atsiranda visai kitos medžiagos, metalas. Čia turbūt tas vadinamas ruberoidas. Tai, žodžiu, tam tikri iš jo aplinkos atsirandančios medžiagos ir vėlgi pagrindinis toksai motyvas tai yra būtent raštas. Na ir keliausim tuomet nuo Ermino juostos prie kitų juostų, nes juostos tikrai labai įkvepia, pasirodo, menininkus. Ir čia mes matom Gretos Gardišiūtės, kuri pati iš tikrųjų ganėtinai jau ilgai dirba tokio vadinamo žemės ir aplinkos meno kontekste. Ir jos būtent technologija tai yra pagaliukais išsmaigstyti ornamentai. Taip pat vėlgi čia yra pagaliukais išausta senovinių lietuvių raštų juosta ir tam kiekvienam ornamente įausta tam tikra lotyniška raidė. Tai jinai pati jau turėjo intenciją, būtent pati sukūrė tą motyvų seką juostoje ir norėjo užkoduoti žodį septyndienis. Nes anot autorės darbas buvo sukurtas per 7 dienas. Bet iš tiesų yra ne tik juostų sukūrusi labai daug įvairių raštų, internete gausu yra tų jos darbų, jeigu kam įdomu, tikrai galima pamatyti. Taip, o ilgiau apie juostas kalbant, aš norėčiau sustoti ties Jelenos Škulienės iš tikrųjų projektų. Ne vienu projektu, o net 3. Ir įdomu, kad jinai jau baigiant mūsų studijas sukūrė tokį labai interaktyvų, įdomų diplominį darbą, kuriame buvo 33 juostos skirtos Gražutės regioninio parko Degučių kaimo pažintinio tako medžiams apjuosti. Tai žodžiu, jos sumanymas buvo toksai, kad žmonės ateidami į tą parką mato pažymėtus medžius, bet ant tų medžių raudona spalva pažymėti medžiai veda iki painiausios tako vietos, o jau mėlyna spalva pažymėti išveda iš jos. Ir dar kas įdomu, kad vėlgi raudonose juostose mes randam misles ar kažkokias patarles, o mėlynos juostos mums pateikia atsakymus. Tai toks labai interaktyvus būdas, reiškia, turbūt ir šeimoms, ir su vaikams atėjus, ne tik tai pasigrožėti gamta, bet ir pažaisti tam tikrą prasme kažkokį žaidimą. Ir juo labiau, kad netgi jinai šitam projektui tuos tekstus surinko iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto archyvo duomenų bazės, daugiausiai iš rankraštynų, ir stengiasi likti tam regione, kuriame ir buvo sukurti darbai. Tai reiškia, iš kokių medžiagų tos juostos nuaustos? Tai va, o austos juostos yra su vielute ir sintetiniu siūlu. Ta prasme, kad jinai iš tiesų prieš tai darė net bandymą, kaip tas juostas truputėlį galima būtų atlaisvinti, nes žinom, kad medžiai auga ir platėja. Tai pradžioje jinai pusę metų
bandė labai stipriai apjuosti ir mūsų akademijos kėdę, žiūrėti, kaip tas medis iš tikrųjų, ar ten, aišku, labai sunku per pusę metų pamatyti, kiek medis paaugo, bet bent jau jinai išbandė atsparumo koeficientą, kiek tos juostos realiai gali lauko sąlygomis atlaikyti, tai rado tas priemonės, tai yra varinės vielutės ataudimas ir sintetiniai siūlai. Na ir kaip matot, labai smagios frazės, nenori sutikti žmonių, neik keliu, eik kažkur miškeliu, ne? Tai tikrai, vėlgi, kaip ir jau turbūt minėjau, įtraukiu studentų darbus, nes kartais jie lygiaverčiai yra įdomus ir labai tam tikrą prasme parodo tokį jaunatvišką, aktualų susidomėjimą tą etnografiją ir etnografinę tekstilę. Va. Na ir kitas jos vėlgi kūrinys, vėl ta technologija panaši, mes matom, kad čia jau tos juostos, vėlgi tos vielutės net kai kur išlindę ir tokias jos kojeles padaro. Ir iš tikrųjų magistrantūros metu jinai jau pradėjo tyrinėti būtent tas etnografinės juostos, kurios yra su įrašais, ne? Nes mes iš tiesų turim ir ne raštą kaip ornamentą, bet ir tekstą išaustą etnografiniai tekstiliai. Tai vat jinai tyrinėjo šitą temą. Na, aišku, jau šiuo atveju tas turinys ir jos tekstai yra susiję su tokia, jos aplinkos ir šiuolaikinė aktualia tema nėra laiko. Ir žiūrėkit, net jinai pati pagrindė, kad nėra laiko, žodis nėra sutrumpintas, nes nėra laiko pasakyti ilgą žodį, ne? Tai čia šitoj ilgoj tokioj besirankančioj juostoj jinai iš tiesų suaudė iš apklausos būdų gautų žmonių frazių, kam mes neturim laiko. Va, toks įdomus ir su audimų procesu susijęs dalykas, nes mes žinom, kad audimui laiko reikia, kad ta technologija nėra labai greita ir vienas iš šiandienos turbūt irgi tų iššūkių, kaip ar mes išlaikysim, ar bus dar žmonių, kurie tą technologiją dirbs, yra tam tikri laiko resursai, nes mes įpratom, kad viskas turi atsitikti greitai šiai dienai. Na ir tas gyvenimas lyg ir veja mus būti tokiais, bet, galiu pasakyti, kad bent jau iš mano pozicijos žinia yra gera, nes studentų susidomėjusių audimu netrūksta. Tie, kurie ateina studijuoti tekstilę, visą laiką mes turim tokių aistringų audėjų, kurie net jeigu mes ir siūlom kitas technologijas naudoti, sako, ne, aš ausiu. Man taip įdomu audimas ir jie audžia visus 4 metus iš galimai galbūt pasirinkti kitų technologijų. Tai Elena irgi yra iš tų žmonių, kur audžia ir audžia labai daug. Mes matom vėlgi jos jau doktorantūros projektą ir čia jinai nuėjo jau į tyrimą kaip apgalvota rankų darbo įprasminimą savo kūrybai ir darbą su bendruomenėmis. Tai irgi matom didžiuliai kūriniai, išausti staklėmis. Aišku, šiandienai mes turim kompiuterizuotas tas stakles ir ornamentą sukurti galbūt yra truputėlį paprasčiau, sakykim, bet vis tiek procesas vyksta taip, kaip ir senovėje. Žmogus sėdi prie staklių ir prašauna siūlą su šaudyklė ir spaudžia su skėtu. Tik tai jau pats sudėliojimas ir raštų galbūt įvairovė yra kita. Ir matom, kad vėlgi tas darbas su tekstu Jelenos atveju yra toks, kad visuomet jinai reaguoja į tai, kas aplink mus yra dabar labai aktualu. Tai jūs matot žodį ašaros fragmentą iš tokio ilgo mėlyno juostos pavidalo darbo, kurį jį pavadino Karo upe. Tai čia yra reakcija į tą aplinkui vykstantį karą.
Ir tai yra žodis ašaros, bet ukrainietiškai šiuo atveju, kaip pati autorė sako, kad visas tas procesas ir audimas buvo ir jos pačios išgyvenimas kartu tų įvykių, kurie yra labai slogus, sunkus ir atrodo mes nieko negalim pakeisti, bet kalbant ir palaikant vieni kitus vis tiek kažkaip tai išgyventi sunkias situacijas yra lengviau. Na ir dabar aš ateinu į patį audinio panaudojimą. Ir čia yra Lino Katino tapybos kūrinys, kuris vėlgi mane lydėjo studijuojant pačią Vilniaus dailės akademijoje. Linas Katinas buvo mano tapybos dėstytojas. Šiai dienai, aišku, amžinatilsį. Tai vėlgi galiu labai gyvai pasidalinti, kokią aistrą jisai pats turėjo tekstilės objektams etnografiniams. Tai jisai pasakodavo, kaip iš tikrųjų turėjęs sodybą Labanoro girioje, pats važinėdavo po trobas, ieškodavo, kur tos audėjos dar yra, ar audžia, ką audžia. Ir domėjosi ir matyt, kartais ir gaudavo dovanų vieną kitą audinį. Bet iš tiesų jis pasakojo apie tuos audinius kaip apie kažką be galo sakralaus. Ir manė, kad būtent juose yra užkoduota, kaip jisai sakė, linija mama dukra, tokiu tiesioginiu perdavimu mūsų ta tokia specifinė spalvos pajauta. Jam aišku, kaip tapytojai ta spalva buvo labai svarbi ir mes čia irgi matom iš tikrųjų, kiek yra spalvos ir kaip jinai iš tikrųjų mus kažkaip tai veikia ir turbūt tokiam rudenio aplinkoj, kaip pilka viskas, įsivaizduokim, kaip toj gryčioj, ganėtinai tamsioj, veikia tos lovatėsės, jos tiesiog švytėjo savo tą spalvą. Tai apie tai kalbėjo ir Linas Katinas ir sakė, kad tai kaip, čia ir yra abstrakcija, kurios galbūt kartais mes pasigendam tapyboje ir jisai tuo pačiu buvo irgi labai susidomėjęs ir budizmo filosofija, tai vėlgi matė, kad iš tiesų tie raštai, jie, ir ta elementari ritmika audinio mus labai tarpkultūriškai susieja su kitomis kultūromis. Tai vat tas jo paties žvilgsnis ir dėstymas tekstilėje visą laiką buvo su tokia didžiulė atida ir žavėjimusi, tokiu asmeniniu žavėjimusi etnografinę tekstilę. Kaip matot, irgi kūrinio pavadinimas yra Dievas audėjas. Lyg tuo metu tos audėjos tikrai turėtų tą ryšį su Dievu. Na ir čia įdėjau vieną iš kūrinių Baltų kandžių, kurios tos grupės narė esu aš ir pati. Tai vėlgi mes pačios irgi esam sukūrę darbą, kuriame panaudojom autentiškus, tikrus audinius, tas drobeles, nuaustas mūsų pačių močiučių, ką mes surinkę ir turim. Tai iš 6 moterų skrynių, kaip sakant, sudėjom į vieną ir gavom didelį tokį ritinį drobelių, vis dar išsaugotų iš praeities, o savo performatyviu filmu norėjome priminti apie tą tradiciją, kad moteris iš tikrųjų yra labai susiję su tekstilė, ta bendrystė, tas lytėjimas jos yra svarbus iki šiol, tai yra jos teritorija, jinai rūpinasi ją ir būtent tam filme ir yra atkurta tradicija, kai būdavo skalbiama, džiovinama saulėje prie upės tie audeklai. Tai vat toks kūrinys, kuris beje čia šitoj galerijoje buvo eksponuotas vienoje iš salių. Ir įdėjau vieną iš savo studenčių kūrinių, kuris be galo įdomiai buvo atliktas. Aišku, ir pati tema buvo susijusi su ugnimi, nes kalbėdama ir tiesiogiai naudodama ugnies elementą,
studentė kaip priemonė, reiškia, nes degino tą audinį, kalbėjo apie tokį apsivalymo ritualą, nes mes žinom, kad anglis yra ir filtras, bet čia jinai, kaip sakant, norėjo personifikuoti tą būseną, kaip filtruojant kūnuose užsilikusią taršą, lyg ir galima vėl save perkurti arba įkrauti. Bet uždarydama tekstilę tokioj uždaroj metaliniai dėžutėj ir iškaitindama, jinai gavo, va čia iš arti matysit, tokį labai įdomų efektą, kad viena vertus baltas linas suanglėjo, bet vis dar išliko, jis tapo juodu, bet mes galėtumėm net užuosti šito kūrinio tam tikrą prasme tą praeitą procesą, tačiau jisai vis dar yra audinys, iš tų skiaučių susiūtas, nors ir labai trapus, bet išlaikęs savo tą materijos atmintį, nes netgi matom, kad ta ornamentika, tie dėmų raštai, jie net sudegus išliko. Tai irgi tokia labai graži metafora, kad net medžiaginiai kūnai keičiantis būsenai byloja apie atminties turėjimą. Kad jinai šiuo atveju visiškai priešingai negu Eglė Rakauskaitė, lyg ir pati specialiai naikindama tą tekstilę, bet ne iki galo sunaikinus demonstruoja, kiek metaforiškai, kad mes galim galvoti, kad viską ištrinsim šiai dienai ir mąstysim visiškai šiuolaikiškai, bet kažkas kaip, nežinau, genas ar prisiminimas iš praeities vis tiek mus veikia ir greičiausiai veiks. Ir dar vienas kūrinys, kuris vėlgi sako, kad audimas yra labai svarbus ir audimo pati raštų, kokia jinai bebūtų interpretuojama, koks bebūtų interpretuojamas būdas, vis tiek raštų logika jinai tam tikrą prasme suartina, pati technologija suartina su tais ornamentais, kurie buvo kažkada naudoti, bet čia įdomu, kad Deva kaip jauna menininkė vėlgi atsiliepia į tai, kad perpanaudoja tam tikrus nebereikalingus dalykus, tai būtent jinai naudoja VHS, tas vadinamas senas kino ir audio juosteles, kur dabar jau niekas jų nenaudoja, nes mes perėjome į kitas medijas, bet jų vis dar gausu, tai jinai jas panaudoja vietoj siūlo kaip pagrindinę priemonę išausti ir sukuria tam tikrą labai įdomų efektą ir tamsoje žvilgėsi ir pačio audinio tam tikrą judėjimą, žibėjimą, kritimą. Tai ir kita vertus tas turinys irgi yra įdomus, nes kiekvieną kūrinį jinai pažymi. Pavyzdžiui, čia buvo įrašytos sporto rungtynės, čia buvo senoji animacija, Tai mes žinom, kad ta juostelė kodavo tam tikrą informaciją ir žinom, kad vėlgi tie ornamentai, kurie yra mūsų etnografiniuose audiniuose, jie nėra vien tik estetinis pasigėrėjimas, jie turėjo savo reikšmes, jie turėjo savo žinutę, apie tam tikrą pasaulio suvokimą, apie tam tikrą vieni kažkokius kosminius kūnus galbūt išreiškė, kiti dar kitus dalykus. Tai vat čia tas suartėjimas toks labai įdomus yra, kad audiniai tam tikrą prasme leidžia užkoduoti ir perpasakoti istorijas, arba kažkokias žinias. Ir einam prie kitų austinių kūrinių, kurie vėlgi savitai interpretuoja, naujai atskleidžia tų pačių etnografinių audinių grožį. Tai Žydra Ridulytė yra mūsų profesorė, ne taip seniai irgi atrado būdą, kaip austi pasitelkiant varinę vielutę ir tuos audinius tam tikrą prasme formuoti. Bet mes matom, aišku, atsiranda be galo įdomus žvilgesys pačio to vario, sakykime, raibuliavimas,
bet ir tuo pačiu, čia lyg ir tokia metafora, lyg kažkokio drabužio ar sijono, ne, ir kaip tarpusavyje tie tam tikri ir spalvų deriniai, ir raštų motyvai gali mus suartinti su etnografinė tekstilė, bet šiuolaikinė kalba. Na ir čia matom taip pat dedikaciją vienai iš tokių įdomių etnografinių technologijų, tai kaišytinių technologijai. Štai matom, va ten tą įspūdingą lovatiesę su išaustom tom va spalvinėm, verčiau už manęs, tokiom dėmėm ir tuo pačiu raštais. Tai čia rankomis iš tikrųjų išrinkti tie raštai, dėl to, kad turbūt tas, kas šiek tiek susidūrė su tekstilė, tai supranta, kad audinyje mes galim ne tiek ir daug spalvų panaudoti, o dar sunkiau iškelti kažkokioj atskiroj vietoj ją į paviršių. Tai būtent šitą unikalią technologiją Žydra norėjo vėl atkurti ir parodyti, kaip tam tikrą, matot, kaišytinio afrodiziakai pavadinimas skamba taip. Tai mūsų išskirtinė iš tikrųjų Lietuvos etnografinė technologija. Tiesą sakant, man teko matyti pasaulio siuvinėjimo knygoje, išleistoje užsienio autoriaus, kad šitą mūsų technologiją turbūt tiesiog per nežinojimą priskyrė siuvinėjimui, nes niekas neįsivaizdavo, kad taip galima išausti, nes tai yra paviršių iškeltas siūlas ir jisai labai supanašiai atrodo, kad tokius unikalius raštus galima tik išsiuvinėti. Bet tiesą sakant, tai yra tikrai mūsų labai išskirtinė audimo technologija. Na va, ir tada grįžtu vėl prie nacionalinės premijos laureato Felikso Jokubausko kūrinių. Čia mes matom, kad ruoželis yra dominuojantis vėlgi tas elementas ir raštas, eglutės raštas, kuris labai savitai, aišku, keičiant jo mastelį, kalba kaip tekstūrinis elementas jo gobelenuose. Na ir savotiškai, aišku, man atrodo, tas artimumas mūsų tam lietuviškui peizažui irgi veikia, kaip linų laukas danguje, irgi tokia labai romantiška metafora. Turbūt nebežinau, ar mums yra galimybė tą linų lauką pamatyti realybėje, arba štai čia gal labiau su debesim susijęs, bet irgi toksai labai aiškus, dominuojantis ruoželis visam dideliam gobeleno darbe. Na ir dar, sakyčiau, svarbu prisiliesti irgi yra kaip prie tokios labai žymios audimo technologiją taikiusios autorės Laimos Oržekauskienės, taip pat nacionalinės premijos laureatės. Ir jos dabar paroda vyksta Vilniuje Titanike, tai tikrai jeigu kas lankysitės, labai rekomenduoju užsukti. Tai Laimos Oržekauskienės atveju irgi yra labai ryškus susidomėjimas ornamentu, jo vizualumu ir simbolika, ir tuo pačiu tradicinėmis archaiškomis audimo technikomis. Aišku, šitame darbe konkrečiai jūs matot adymo technologiją, vienas iš ankstyvesnių jos darbų, bet vėliau, jeigu taip žiūrint, tai būtent šitas dominuojantis kaplinio kryžiaus ornamentas visose jos kūriniuose sukuria tokį savitą ir atpažįstamą struktūrą ir paviršių, ir iš esmės toks yra kaip stilistinis braižas pačios autorės, nesvarbu apie kokią temą jinai kalbėtų. Ir čia mes matom, kad ir spalviniai sprendimai gali labai būti įvairūs. Vienu atveju mes matėm mėlynų atspalvių ornamentiką gan ryškiai su fonu kontrastuojančią. Čia mes matom tą labiau tradicišką rinktinėms juostoms baltą raudoną koloristiką, bet iš tikrųjų šitas simbolinis ženklas lyg ir tapęs jos tokiu kūrybos įvaizdžio dalimi
Ir, čia kaip kokie menotyrininkai vardina Rasos Andriušytės Žukienės atveju, jis yra anot toks štrichas, į kurį telpa svarbiausiai rytų ir vakarų kultūros filosofinės mintis ir kad gyvenimuose žmonių rodo, kad iš tikrųjų svarbiausia yra tai, kas amžina, o ne laikina, nes svastika yra daugiau kaip amžino judėjimo simbolis, ane? Ir čia būtent jos kūrinių temose irgi yra labai svarbu tie dalykai, kurie yra amžini, kaip draugystė, pasišventimas, meilė. Tai taip, tokios įžvalgos yra iš šitos menotyrininkės. Taip pat matom, kad yra garsus kūrinys Moteris Archatos, Danutė Lina, Violeta Kristina. Tai vėlgi ta jau svastika, jinai labiau galbūt pranyksta, nes tas kontrastas yra žymiai mažesnis. Tai čia Laima pati vysto jau visai kitą tokią temą ir anot Virginijos Vitkienės Laimos Nuaustos Archatos yra lyg sumoterintas vyriškos lyties šventųjų apibūdinimas. Vėlgi jų nuogumas nesėtinas nei su seksualumu, nei su grožiu ar jo trūkumu, o labiau kalba apie tai, kad tai yra tokia išryškinta, akivaizdi polemika su vyriška archatų linija. Ir kaip pati Laima sako, kad kiekviena moteris yra archata, kiekviena šventina savo erdvę, kiekviena turi dieviškąją prigimtį, kurią atrasti yra pašaukta savojoje kasdienybėje. Taigi matot, čia ta svastika pranyksta arba labai gražiai susipina su pačiu skaitmeniniu būdu užspaustu fotografiniu atvaizdu. Tai čia irgi Laimos technologija yra labai įdomi. Jūs galite matyti labai tokį fotografinį ryškų atvaizdą, bet iš tikrųjų visi jos kūriniai yra austi rankomis. Jinai tą kuria atausdama rankomis būtent ornamentinę struktūrą ir vėliau ant viršaus spausdama skaitmeninę spaudą tą fotografiją, kurią jau ir yra pagal sumanymą sugalvojusi. Tai vėlgi matot vieną iš tokių darbų, kur tos svastikos kartais labai gerai matosi, kartais išnyksta, bet jos tikrai egzistuoja kaip toks atpažįstamas ženklas. Ir aš čia įdėjau šiek tiek savo asmeninės kūrybos jau į pabaigą. Man irgi yra labai svarbus ryšys su gamta pačiai kaip kūrėjai. Ir vieną dieną buvau jau pati apsisprendus išeiti pati į tą gamtą ir žiūrėti, koks tas bendradarbiavimas gali vykti. Tai irgi esu be galo įsimylėjus tą mūsų ornamentą svastiką, kuri man labiau kalba apie laiko sampratą. Kaip ir minėjau, iš tikrųjų viena iš reikšminių žodžių tai yra tas amžinas judėjimas. Galima rasti, kad ten galbūt ir kokią saulę gali išreikšti ir taip toliau, bet nei vienas ornamentas neturi vienos fiksuotos reikšmės, jisai dažnai pasitelkiamas net pačio kūrėjo, kuris audžia, sakykime, kaip jisai dėlioja kitų ornamentų kontekste savo tą pasakojimą. Mano atveju, man tuomet, kai aš pradėjau kurti, buvo labai svarbu supratimas pačio laiko, nes man atrodė, kad šiuolaikinis žmogus, be abejo, mesgi skaičiuojam laiką ne metais ir vis pridedam į priekį ir į priekį, tai turim tokią linijinę laiko mąstymo iš tikrųjų viziją, bet taip pat suvokiam, kad laikas eina ir ciklu, nes, sakykime, ką aš dariau jau ir kitam savo kūrinį, mes turim sezonus ir suvokiam, kad ateina žiema ir žiemoje mes turbūt
turim tą laiką, kol laukiam, kol ta sėkla ar grūdas pasiruoš sudygti, ane, tada turim iš tiesų pavasarį, kai viskas pradeda žaliuoti, ryškėja, tada turim vasarą, vasarą viskas sužaliuoja, suveša iki galo ir čia jau nuo kupos prasideda ir grįžimas atgal. Aš labai mėgstu paminėti tokią prieštarą Žarskaus minimą kaip nokti nykti, kad iki kupos viskas noksta, bet neišvengiamai po rasos šventės viskas eina atgal ir taip pat tam laiko ritme atsiranda, viskam atsiranda sava vieta ir yra balansas. Tai vat mano šitas kūrinys su tokia spiralė kaip ornamentinė irgi kompozicija atsirado tokioj visiškai laukiniai pievoj, skirtingais metų sezonais visiškai. Na ir į pabaigą einu, norėčiau iš tikrųjų paleisti šitą studentų kūrinį, kuris mano atveju irgi atrodo, kad kalba apie ką daugiau, jeigu ne apie ornamentą. Ir labai gražiai įvaizdina, kad turbūt niekada nebus jie mums neįdomus ir visą laiką atrasim būdą, kaip naujai apie juos kalbėti. Tai tokia vat gaida aš turbūt ir baigiu savo pranešimą, bet galbūt jūs turėsite dar klausimų ir diskusijos būdu mes galėsim pratęsti paskaitą. Gal tikrai klausimų, kokių turėtume. Labai įdomus pranešimas, Lauros, mes tiesiog pusinėrėme. Informacijos turbūt daugoka. Man tai įdomu, kiek tų studentų ir stilininkų kasmet priima Dailės akademiją, kiek jų išeina ir tokiais audėjais šiuolaikiniais. Taip, iš tikrųjų, mes esam dailės kryptyje, kaip ir minėjom, kad vieni iš jų pasirenka tekstilės meną, kiti nueina labiau į dizaino kontekstus. Kiekvienais metais mes taip apie 7-8 žmonės priimam. Tai yra tokia normali dailės krypties programai grupė, dėl to, kad yra labai individualus darbas ir su daug žmonių dirbti yra sudėtinga. Tai man atrodo visai pakankamai. O audimu susidomi, sakykim, taip stipriai, kaip aš kalbėjau, kad net, sakykim, aš dirbu su antru kursu, tai antram kurse lyg ir aš kviečiu studentus palikti audimą ir pabandyti kitas technologijas, tai vis susiduriu, kad kiekvienais metais yra, tokių susidomėjusių audimų studentų, kad jie sako, aš negaliu. Tiesiog, man taip norisi austi, kad aš vis tiek realizuosiu savo kūrinį audimo technologiją. Tai man atrodo, tai šneka apie tai, kad tai yra labai gilus susidomėjimas. Nes aišku, kad kartos labai skiriasi ir ką galima pasakyti apie šiuolaikinius jaunus žmonės, kad jie iš esmės labai koncentruojasi į tai, kas jiems patinka, bet jeigu jiems kas patinka, jie gilinasi be galo taip jau stipriai, kad tiesiog atrodo paneria visą savastim į tai. Tai man atrodo, kad kiekvienais metais mes turim po tokį audžiantį žmogų, kuris palieka mūsų programą, tik tai jie skirtingai po to save realizuoja. Tai galbūt viena iš tokių jaunų ir tarptautinių mastų jau stipriai labai besireiškiančių ir kūrenčių kūrėjų yra Jelena Škulienė, dabar turi Škulis tokią kaip ir sutrupintą pavardę, tai ją galima tikrai pamatyti, kaip aš ir sakiau, su juostų tokių ilgų įvairių instaliacijų kūrinių pavydalų, bet turim studentų, kurie ir įkūrė savo tokius prekės ženklus. Pavyzdžiui, mes turim nuostabią autorę, kuri tarp kitko ir tyrinėja net paveldą, Raminta Beržanskytė. Tai jinai yra įkūrusi, angliškas pavadinimas, Forest and Meadows, prekinį ženklą ir audžia audinius, dažo visus siūlus augaliniais dažais, tai reiškia, kad neria net į tą laikotarpį, kai dar nebuvo
cheminių dažų. Tai ir ta prasme, kad jinai sugeba ir save išlaikyti, ir savo šeimą iš šito savo verslo. Aišku, jisai apima ir edukacijas, ir priemonių pardavimą, ir pačių užsakomų kūrinių gamybą. Tai toks platesnis profilis, bet tai visiškai įmanoma iš tikrųjų yra išgyventi. Aišku, taip išmaniai sukantis ir šitoje situacijoje šiuolaikiniai. Tai man taip atrodo, kad reikėtų optimistiškai žiūrėti. Audimo menas tikrai nenueis. Norėjau paklausti jūsų, o pavyzdžiui, kada dainų šventė, visi dalykai su tautiniais rūbais, kas jiems daro? Irgi yra manufaktūros. Iš tikrųjų, čia aš nesu iš tikrųjų tiek specialistė, kad galėčiau pakomentuoti, kiek iš tikrųjų autentiškai yra atkuriami tautiniai drabužiai, nes man atrodo yra labai sudėtinga ir tuom užsiima tik muziejai, kad atkurti tuos drabužius tokie, kokie jie iš tikrųjų buvo, nes tai yra tiesiog labai brangus dalykas, o poreikis jų yra turbūt didesnis ir man atrodo, kad tam tikrą prasme eina supaprastinimo keliu su kai kuriais elementais, bet taip, man atrodo, jeigu įsivestumėm internete, rastume manufaktūrų, kurios užsiima ir galima užsisakyti tautinius drabužius. Ir aišku, norėtųsi, kad kuo toliau ir tuo daugiau žmonių juos įsigytų ir dėvėtų, gal ne tik, kaip čia, tų švenčių metu, dainų švenčių metu galima juos dėvėti, turbūt būtų ir valstybinių švenčių metu, bet ir aš pati galvoju, bet dabar jau galvoju, kad labai norėčiau. Tai čia toks asmeninis pasirinkimas. Tai tada jūsų visų vardų labai norėčiau pakviesti mūsų projekto iniciatorių, muziejaus direktorių Arūną Stramskį, kad padėkoti Laurai už šitą paskaitą ir pasidžiaugti. Iš tikrųjų, tikėjusi sužinoti daug naujų dalykų, bet buvau, žinokit, pritrenktas. Kai sužinojau tą plotį tekstilės, tikrai buvau pritrenktas. Ačiū labai. Ačiū. Man irgi be galo malonu buvo pasidalinti. Visą laiką sunku nuspėti, kiek kam gali būti įdomu ir aktualu, bet aš taip kaip pagalvoju, kad tekstilę mes ir kūdikį suviniojam, ir išlydim į amžinatilsį, į amžinąją kelionę žmogų. Ant tiek mus lydi visą gyvenimą, kad turbūt sąsajų su ja neturėti neįmanoma. Tai dėl to ir norėjosi taip kažkaip tai truputėlį net ir istorinius kontekstus įvysti. Tai ačiū visiems atėjusiems ir tikiuosi galbūt kažkas. Ačiū.